Tai mes visi esam dabar personalo atrankų organizacijos M-Planet biure. Aš esu jos vadovė. Mes padedam savo klientams pritraukti, atrinkti ir išlaikyti tinkamiausius žmones. Visų grandžių vadovus ir aukštos kvalifikacijos specialistus. Tai iš tikrųjų mums yra labai svarbu sukurti kuo daugiau vertės savo klientams ir aišku turėti personalo vertinimo sprendimus ir savo organizacijai, tad ieškojome partnerių, kurie atlieptų šį bazinį lūkestį. Išsibandėme demo versijas ir pamatėme, kad mūsų lūkestį atliepia tiek psichometrinės įrankių savybės, patikimumas, validumas, iš esmės mes gausime tą informaciją, kurią ir norime gauti patikimai. Ir tuo pačiu labiausiai sužavėjo įrankio paprastumas. Mes iš tikrųjų ieškojame įrankio, kuris pirmiausiai būtų universalus, patogus vartoti, lengvas interpretavimui ar tos informacijos apdorojimui. Tuo pačiu turėtų tokį vieno langelio principą. Tai tą ir radom. Kalbant, dabar galvoju apie kiekvieną iš įrankių ir taip drįsiu nuoširdžiai teigti, kad kiekvienas iš jų yra neįkainojamas ir vertingas konkrečiam kontekste, sprendžiant konkrečią situaciją. Ar mes kalbame apie vadovų lyderystės įgūdžių ugdymą, ar apie darbuotojų patirties apskritai organizacijoje suvokimą darbuotojų akimis. Bet mums didžiausia vertė atnešti tai, kad mes turime galimybę kasdien savo atrankose, vykdant paslaugas klientams, įtraukti Unlock Personality testus ir tokiu būdu suvaldyti rizikas. Tyrimais yra įrodyta, kad patikimais valdžiais testais gauta informacija, jinai prideda apie 10–15% tikslumo atrankoje. Tai tokiu principu mes leidžiame savo klientams ne tik geriau pažinti kandidatą ir galbūt būsimą darbuotoją ir suprasti, kokias užduotis ateityje geriausia bus dedikuoti konkrečiai tam žmogui, bet ir suvaldyti galimas rizikas, sumažinti paklaidos tikimybę atrankoje ir neatsirinkti to žmogaus, kuris organizacijoje nesijaus pakankamai komfortiškai. Klientai labai vertina šį įrankį, jį mėgsta, jie vertina ataskaitomis gautą informaciją, ypatingai tai, kad galima turėti ne tik individualias, bet ir grupinės, palyginamasias ataskaitas, pažiūrėti atrankoje, kurie kandidatai turi didžiausią potencialą. Taip pat vertina, kad ataskaitas jie gauna ilgalaikiam laikotarpiu ir jos yra naudingos ne tik atrankoje, bet ir po to įvedant žmonės, dedikuojant jiems užduotis ar ne, toliau dirbant su jais, rūpinantis jų kelionę organizacijoje. Tikrai gaunu grįžtamo ryšio, kad klientams tai yra vienas iš jau ir mūsų kaip agentūros išskirtinumų, nes atrankoje jie gali vertinti kandidatus neribotų skaičiumi. Aš galvoju, vis tiek kiekvienas įrankis ar metodika tinkamai iškomunikavus, kokiu tikslu tai yra daroma, padeda žmonėms įvertinti organizacijos pastangas, rūpinti žmonių patirtimi, juos geriau pažinti. Tai čia šiuo atveju mums įrankiai padėjo įnešti daugiau darnos komandoje, geriau vieni kitus pažinti, susidėlioti augimo planus, o tai yra neįkainojama. Manau, kad čia yra didžiausios vertės, kurių anksčiau prieš metodiką ir prieš prisijungimą prie sistemos mes neturėjom. Aš labai nuoširdžiai rekomenduočiau prasibandyti demo versiją ir jums atsakysiu visus rūpimus klausimus. Aš neabejoju, kad viena iš pagrindinių verčių bus jau minėtas vieno langelio principas. Iš esmės pati sistema, prisijungimas prie jos, jisai leidžia prieiti prie patikimų, standartizuotų ir tokių svarbiausių personalo valdymui įrankių, kurie padeda gauti informaciją reikalingą tiek darbuotojų atrankai, kompetencijų įvertinimui, tiek jau žmonių išlaikymui, jų patirties organizacijoje stiprinimui, įgalinimui ir tuo pačiu žmonių ugdymui. Tai yra toks tarsi bazinis iš IT pusės vartotojų labai patogiai sukurtas įrankis personalo vadovui dirbti su savo žmonėmis. Ir čia praplėsiu ne tik personalo vadovui, bet ir komandų ir visos organizacijos vadovams dirbti su savo organizacijos žmonėmis.